Sveiki, mėly bičiuliai! Štai aš, profesorius Velykis Kalėdauskas Kučys, mokslininkas, išradėjas, ilgametis Nobelio premijos kandidatas, sukonstravau, sukūriau šį unikalų skraidantį aparatą, orlaivį, kuris labai panašus į vėjo malūną, nes tokios išvaizdos orlaivis man labai gražus, romantiškas, paslaptingas ir koks dar, kaip tu manai, Gustavai? Ir dar labai šiuolaikiškas, išmanus. Čia įdiegtos visos naujausios technologijos. Todėl šiuo skraidančiu vėjo malūnu per labai trumpą laiką galime nuskristi kur panorėję. Į kitą pasaulio kraštą ir net į Mėnulį. Na, į Mėnulį šiandien neskrisime, o kur skrisime, sužinosite kiek vėliau. Dabar pasižiūrėkime, kas vyksta pieštame Gustavo enciklopedijos pasaulyje. Labas rytas, mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai bei radijo stoties Benbenas klausytojai. Prie mikrofono laidos vedėjas, specialusis korespondentas, kultūros bei visuomeninio politinio gyvenimo analitikas Triušis Padabadumas. O laidos svečias, ohoho, ką aš matau, koks netikėtumas, juk tai seniai matytas, girdėtas tautosakininkas, sakmių medžiotojas Danielius Normantas. Pone Danieliau, kas naujo paralelinėme mitologinių būtybių, laumių, vandenių, burtininkų pasaulyje? Kokią sėkmę pavyko sumedžioti Lietuvos sodybose? Sveiki visi! Sakmių neįtikėtinų istorijų Lietuvoje netrūksta. Tik reikia nepatingėti pasivaikščioti po kaimus, miestelius, pakalbinti ten gyvenančius žmonės. Šiandien papasakosiu istoriją, kurią man paporino vienas Labanoro apylinkės gyventojas, Benjaminas Kurklys. Tai va, ko gero visi esate girdėję, kad joninių naktį žmonės mėgina surasti paparčio žiedą, kuris garsus stebuklingomis savybėmis. Tas, kas ras paparčio žiedą, sužinos visas pasaulio paslaptis. Tik dar nebuvau girdėjęs, kad kas tą paparčio žiedą yra radęs. Ir štai vienoje sodyboje, kur prasideda Labanoro giria, sutikau senuką, sėdinti prie trobelės ant suolelio. Gera dienelė, seneli, kaip tamstai sekasi šiame pasaulyje gyventi? Atleiskite, pamiršau prisistatyti. Esu tautosakininkas Danielius Normantas, vaikštau po Lietuvos kaimus, miestelius, kuriuose dar galima rasti žmonių, galinčių papasakoti kokią keistą, gal net paslaptingą istoriją, susijusią su šalia mūsų esančiu ne visada ir ne visiems matomų pasaulių. Sveiki gyvi, ponia Danieliau. Jūs, taip sakant, pataikėt kaip pirštu į akį. Į teisingą vietą atėjote. Sėskit šalia ant suolelio ir aš jums atskleisiu paslaptį, kas ir kaip joninių naktį surado paparčio žiedą. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Mėly bičiuliai, laidos pradžioje mes truputėlį pakalbėjome apie šį profesoriaus Kalėdausko sukurtą, sukonstruotą orlaivį, skraidantį vėjo malūną, su kuriuo per trumpą laiką galime nuskristi kur panorėję. Bet negalvokite, kad štai tokį orlaivį gali sukonstruoti bet kas. Tai galėjo padaryti tik žmogus, kuris visą savo gyvenimą paskyrė mokslui, ilgai dirbo, mąstė, kūrė ir tik po daugelio metų atsirado štai šis nuostabus kūrinys. Gustavas norėjo pasakyti,
kad visi žmonijos pasiekimai atsirado ne patys savaime. Ir kiekvienas žmogus, norėdamas sukurti tai, kas padėtų visiems patogiau gyventi, turi daug mokytis ir gerokai pasistengti. Gebėjimų žinių reikia net paukščiams inkilą sukalti. O ką jau kalbėti apie pačias didžiausias, sakyčiau, grandiozinės statybas. Apie vieną tokį gigantišką projektą dabar ir sužinosite, nes mes jau atskridome į vietą, kur susijungia Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynai. Panamos Respublika yra piečiausia Centrinės Amerikos valstybė, jungianti Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynus. Panama įsikūrusi siauroje Panamos sąsmaukoje, tarp Karibų jūros rytuose ir Ramiojo vandenyno vakaruose. Šalis yra Šiaurės Amerikos žemyne, nors kartais teritorija esanti į pietus nuo Panamos kanalo jau priskiriama Pietų Amerikai. Šalies paviršius kalnuotas, per Panamą driekiasi Kordiljerų kalnagūbriai. Apie 40% Panamos ploto dengia drėgnieji atogrąžų miškai, o jūrų pakrantėse veši mangrovių sąžalynai. Panamos klimatas karštas ir drėgnas, žemė derlinga, todėl šalies žemdirbiai beveik pilnai aprūpina valstybę maisto produktais. Auginama daug ryžių, kukurūzų, pupelių. Eksportuojami, tai yra išvežami į kitas pasaulio šalis bananai, kavos pupelės ir cukranendrės. Taip pat labai svarbi eksporto prekė – krevetės. Tačiau Panamos ekonomikai labai padeda pelnas iš Panamos kanalo. Panamos kanalas jungia Atlanto vandenyną su Ramiuoju vandenynu. Pasižiūrėkite į žemėlapį. Iki 20 amžiaus, kol kanalas dar nebuvo iškastas ir nepradėjo veikti, laivai plaukiantis pavyzdžiui iš Europos per Atlanto vandenyną ir norėdami pasiekti Ramiajame vandenyne esančias teritorijas, valstybės, turėjo plaukti aplink visą Pietų Ameriką. Kanalo atidarimas, funkcionavimas padarė milžinišką įtaką laivybai ir ekonomikai. Tai sutrumpino kelionę, kurią tektų įveikti nuo Niujorko iki San Francisco, daugiau nei dvigubai. Atstumas sumažėjo nuo 22,5 tūkstančių kilometrų iki 9,5 tūkstančių kilometrų. 1903 metais Jungtinės Amerikos valstijos įsigijo teisės į 16 km pločio vadinamąją Panamos kanalo zoną ir 1904 metais pradėjo darbą. 40 000 darbininkų per vieną mėnesį iškasdavo 2 milijonus kubinių metrų uolienų. Statybų metu reikėjo aprūpinti darbininkus gyvenamąją vietą ir maistu, taip pat nusausinti pelkes, kuriuose veisėsi daugybė ligas platinančių uodų, moskitų. Šie vabzdžiai užkrėsdavo žmonės geltonąją karštinę ir malariją. Dėl šių ligų statyboje mirė 5,5 tūkstančių vyrų. Panamos kanalo ilgis beveik 82 kilometrai. Pirmasis laivas Panamos kanalu praplaukė 1914 metais, tačiau oficialiai kanalas buvo atidarytas tik 1920 metais. Pagal 1977 metų Jungtinių Amerikos valstijų ir Panamos sutartį, kanalas ir Panamos kanalo zonos suverenitetas 1999 metų gruodžio 31 atiteko Panamos vyriausybei. Kanalo plotis yra nuo 150 iki 305 metrų, gylis apie 13,5 metrų. Seniau per metus kanalu praplaukdavo apie 14,5 tūkstančių laivų. Gustavo enciklopedijoje nepaprasti sakmių medžiotojo Danieliaus Normanto nuotykiai. Sėskit šalia ant suolelio ir aš jums atskleisiu paslaptį, kas ir kaip joninių naktį surado paparčio žiedą.
Juk papartis pražysta tik joninių naktį. Ir tai ne visur, ne visada, žydi labai trumpai ir ne kiekvienam žmogui duota jį pražydusi pamatyti. Daug kas joninių naktį vaikšto po miškus, žvalgosi po papartynus, laimę tikisi rasti, bet dažniausiai viskas būna veltui. Jeigu nori surasti paparčio žiedą, turi žinoti keletą paslapčių. Seniai, kai aš dar buvau vaikigalis, kaiminystėje gyveno toks šviesus, išsilavinęs žmogus, vargonininkas Apolinaras Markus, ir turėjo dukrą Salomėją. Salomėja dar visai jauna buvo, bet labai protinga, besidominti mokslais, knygas mėgo skaityti, ypač apie mus supančią gamtą. Knygų Markų namuose netrūko. Salomėjos tėtis Apolinaras Gryčioje turėjo visą biblioteką. Ir štai jaunoji Salomėja kurį laiką studijavo vieną seną knygą apie augalus ir tų augalų nepaprastas galias. Tuomet joninių išvakarėse peiliuku išsipjovė šermukšninę lazdą, gražiai sulankščiusi paėmė 2 paklodes, žvakę ir prieš vidurnaktį išėjo į girią. Ten papartynę ant žemės patiesė vieną paklodę, ant jos pasidėjo knygą, degančią žvakę, o šermukšnio lazda aplink save apibrėžė ratą. Pritūpusi ant paklodės, kita paklodė apsiklojo nuo galvos iki kojų ir ėmė skaityti knygą. Po vidurnakčio prasidėjo dvasių šėlsmas, pabudo demonai, pragaro išperos, velniai ir raganos skraidė aplink, kraupiai kvatojo. Giltinės barškindamos kaulais mėgino pasiekti ant žemės klūpinčią Salomėją, bet negalėjo. Šermukšnio lazda apibrėžtas ratas neleido. Pabaisos negalėjo šito rato peržengti, atsitrenkdavo lyg į sieną, o mergina, galvos net nepakeldama, degančio žvakės šviesoje skaitė knygą. Salomėja žinojo, jeigu išsigasi, pakelsi galvą ir pasižiūrėsi aplink šokančius demonus, gali prarasti žadą, balsą, tapti nebyliu ar net mirti. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Taip, Gustavėli, kiekvieną darbą, koks jis bebūtų, gerai, pabrėšiu, gerai atlikti yra nelengva. Visur reikalingos žinios, patirtis, kas tu bebūtum. Kalvis, žemdirbys, statybininkas, muzikantas ar kosminių laivų išradėjas. O tu, brangus bičiuli, ar esi kada nors paukščiams inkilą sukalęs? Žinoma, štai pernai pavasarį sukaliau inkilą varnėnams. Gerai pritvirtinau prie medžio, bet paukščiai jame neapsigyveno. Todėl, kad inkilę pamiršau išpjauti landą. Na, tokias apvalės durelės, įėjimą į paukščių būstą. Ilgai negalėjau suprasti, kodėl tie varnėnai nenori apsigyventi mano sukaltame inkile. O kai supratau, kad pamiršau išpjauti landą, paukščiams perėti jau buvo per vėlu. Už tai šiais metais, kai inkile landa jau yra, varnėnai jame apsigyveno ir jau išperėjo paukščiukus. Šaunuolis, Gustavai, dabar žinosi, kad kiekviename darbe svarbios visos detalės, smulkmenos. Netgi landai paukščio būstą. Kągi, brangiai, dabar pasižiūrėkite dar vieną reportažą apie Panamos kanalą, o vėliau su Gustavu susitiksite virtuvėje, kulinarinių pamokėlių skyrelyje. Tikiuosi, Gustavas šį kartą patiekalo nepersūdys. Kaip veikia Panamos kanalas? Kai laivas nori įplaukti į kanalą, jis prie jo priartėja nuo vandenyno pusės. Tuo metu keli vilkikai prie atplaukiančio laivo pritvirtina vilkimo virves ir nutempia laivą į siaurą kanalo šliuzą. Kai krovininis laivas patenka į šliuzą, vilkikas lieka laivų iš nugaros, prižiūri, kad laivas neišplauktų atgal. Tada vartai už laivo užsidaro, o priekyje esantis vartai palaipsniui atsidaro.
Šliuze vilkikas ir kita technika esanti krante tempia laivą pirmyn. Vanduo pakyla ir laivas pasikelia aukščiau, kad galėtų patekti į kitą šliuzą, iš kurio išplaukęs galiausiai pasieks Gatūno ežerą. Tada laivas plaukia per Gatūno ežerą link kitų vartų kitoje ežero pusėje, kur procesas pasikartoja. Tai trunka apie 11 valandų. Nepasakiau, kodėl laivus reikia kelti per sudėtingą šliuzų sistemą. Ogi todėl, kad kanalo paviršiaus aukštis siekia beveik 26 metrus virš jūros lygio. Štai kodėl buvo sukurti 2 dirbtiniai ežerai ir 2 šliuzų grupės. Kanalas turi 2 praėjimus, kurie skirti laivams judėti abiejomis kryptimis. Patys laivai negali saugiai praplaukti šliuzais, todėl čia ir naudojami specialūs vilkikai, judantis geležinkelio bėgiais. Tie vilkikai arba lokomotyvai vadinami mulais. Dėl augančios pasaulio prekybos šiais laikais kanalą teko modernizuoti, kad galėtų praplaukti kuo daugiau laivų. Rekonstrukcijos darbai prasidėjo 2008 metais ir baigėsi po 8 metų, 2016. Visiems darbams buvo išleista daugiau nei 5 milijardai JAV dolerių. Dabar kanalu gali praplaukti dar didesni tanklaiviai, o laivų per metus galinčių praplaukti kanalu skaičius išaugo iki beveik 19 000. O ir praplaukimo laikas sutrumpėjo iki vidutiniškai 9 valandų. Gustavo enciklopedijoje nepaprasti sakmių medžiotojo Danieliaus Normanto nuotykiai. Salomėja žinojo, jeigu išsigąsi, pakelsi galvą ir pasižiūrėsi aplink šokančius demonus, gali prarasti žadą, balsą, tapti nebyliu ar net mirti. Po kurio laiko užgiedojo pirmieji gaidžiai ir dvasios demonai, raganos ir velniai išnyko. Čia pat ant paparčio krūmo ir prasprogo, išsiskleidė žiedas, švytintis lyg jonvabalis. Salomėja nusimetė paklodę, nuskynė paparčio žiedelį, peiliuku ant delno truputėlį prapjovė odą, po ją pakišo žiedą ir žaizda kaip mat užsitraukė. Salomėja sulankstė paklodės, pasiėmė knygą, žvakę, peiliuką, šermukšnio lazdą ir švintant parėjo namo. Šitaip Salomėja sužinojo visas pasaulio paslaptis, matė, kur paslėpti lobiai, suprato, kaip turi elgtis žmogus, kad būtų laimingas, ir dar mergina gavo žinių, kaip gydyti įvairias ligas. Salomėja Markutė tapo žiniuonė. Bėdos prispirti pasiėmė lankyti žmonės iš visos Lietuvos. O Salomėja niekam padėti neatsisakydavo. Ji žinojo, jeigu negelbėsi nelaimėlių ar mėginsi savo žiniomis kam pakenkti, visus paparčio žiedo suteiktus gebėjimus prarasi. Salomėja Markutė iki šiol gyvena tėčio Apolinaro Markaus trobelėje. Keista, bet laiko tėkmė ją tarsi aplenkė, metų našta niekiek jos nepasendino, nepalaužė, liko tokia pat, kaip ir buvo, kai joninių naktį surado paparčio žiedą. Tai štai kokią sakmę man pasiekė Labanoro apylinkėse gyvenantis žmogus, Benjaminas Kurklys. Va čia tai bent sėkmė, ponė Danielių. Dabar aišku, kodėl žmonės joninių naktį neranda paparčio žiedo. Pirmiausiai reikia daug knygų perskaityti, nemažai pačiam pasistengti, žinių įgyti. Tik tuomet gali eiti į mišką ir tikėtis sėkmės. O gal, kai pats daug knygų perskaitysi, žinių įgysi ir paparčio žiedo nebereikės. Mieli Gustavo enciklopedijos žiūrovai bei radijo stoties Benvenas klausytojai, su jumis bendravo laidos vedėjas, specialusis korespondentas, kultūros bei visuomeninio politinio gyvenimo analitikas Triušis Padabadumas ir tautosakininkas Danielius Normantas. Likite sveiki, tikiuosi greitai ir vėl pasimatysime laidos skyrelyje, kuris vadinasi Tiesa slypi kažkur anapus. Iki pasimatymo.
Mėly bičiuliai, šiandien aš labai užsinorėjau ryžių košės. Seniai bevalgiau ryžių košės, o išsivirsime ne paprastą ryžių košę, o ryžių košę su moliūgo gabalėliais ir medumi. Štai aš turiu nedidelį gabalėlį moliūgo, kurį nulupau ir dar supjaušiau į 3 dalis. Taip pat turiu stiklinę ryžių, bet ryžių ne kokių plikytų, o paprastų, kad jie suvirtų į tokią purę masę. Dar reikės 2 šaukštų medaus, žiupsnelio druskos ir maždaug pusę stiklinės pieno. Kadangi ryžių turime 1 stiklinę, tai vandens reikės 3 kartus daugiau. Štai šiame ąsotėlyje yra 3 stiklinės vandens. Šitą vandenį dabar supilsiu į gilią keptuvę, o gilią keptuvę paėmiau todėl, kad geriau matytųsi, kaip ta košė verda. Taip, supilam vandenį, uždengiam dangtį, įjungiam viryklę. O dabar nedideliais kubeliais supjaustysiu moliūgą. Moliūgėlis supjaustytas, vanduo keptuvėje užvirė, čia supilsiu stiklinę ryžių, viską truputėlį pamaišysiu. Iškart sudėsiu moliūgo gabalėlius. Pamaišom. Įbersiu žiupsnelį druskos. Vėl viską pamaišysiu. Uždengsiu dangtį. Tegul košė po truputėlį verda, bet aš ją atidžiai stebėsiu, kad ryžiai neprisviltų, nepriliptų prie dugno, todėl kartais visą mišinį truputėlį pamaišysiu. Košė pavirė keletą minučių, vėl atidengsiu dangtį, viską pamaišysiu. O, nori prie dugno traukti, reikia pamaišyti, taip. Vėl uždengsiu dangtį, vėl laukiam, žiūrim, stebim. Taip. Na va, košė jau pavirė 15 minučių, vėl atidengsim dangtį ir čia įdėsiu porą šaukštų medaus. Taip, medus susikristalizavęs, kietas, bet nieko. Sudėsime į košę, jis ten ištirps. Taip, pamaišom. O, vėl uždengsim dangtį. Dar keletą minučių viskas pavirs papukšės. Košė virdama pukšė. Na ir dabar jau galime įpilti šiek tiek pieno. Visą košę pabalinsime. Taip, o. Pamaišom. Štai šitaip. Uždengiu dangtį. Na ir dabar ant mažos ugnelės košė keletą minučių pabrinks ir tuomet galėsime ją ragauti. O dabar trumpa pertraukėlė. Mėly bičiuliai, ryžių košė su moliūgų gabaliukais ir medumi jau išvirė. Dabar nuimsiu dangtį, šiek tiek tos košės įsidėsiu į dubenėlį ir tuomet paragausiu. Oi, kaip gražiai atrodo. Oi, teisinga konsistencija. Košė nei per skista, nei per tiršta. O, va čia tai bent. Jūs tik pažiūrėkit, kokia košė. Su moliūgų gabaliukai, su medumi. Sveika ir manau bus labai gardu. Dabar jau tikrai paragausiu, tai jau pat jūs pamatysite, kaip aš paragausiu. Kvepia. Oi, tai gerai sugalvojau košės įsivirti. Pusrytėlį labai gerai. Dar truputėlį dar.
Mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Priminsiu, kad visas programas vaikams bet kada galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/brūkšnys vaikams. Likite sveiki, susitiksime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo.